Gerai, tai story time, kaip ir kada pradėjo keistis mano santykis su pinigais. Tai buvau užauginta kaip ir dauguma, tradiciškai, trūkume, taip pat su įdiegtų mąstymo, kad reikia sunkiai dirbti, kad turėti pinigų, pinigai ant medžių neauga, daug pinigų turi tik tai blogi žmonės. Taip pat, kadangi užaugau narcisistiniai šeimoje, tai mano savivertė buvo žemiau plintuso. Na, žodžiu, visa ta tradicinė puokštė. Ir dar svarbu paminėti, kad buvau tame mąstyme 50-50, tai yra, kad santykiuose tarp vyro ir moters turi būti 50-50, nors iš tiesų praktikoje tai yra 90 ir 10, tai yra 90% visų buities darbų atlieka moteris, jinai taip pat eina į darbą, taip pat rūpinasi energetinė ir emocinė santykių gerovė ir dar susimoka 50 už būstą, nuomą, maistą. Ir turbūt pirmas reikšmingas pokytis pradėjo vykti, kai susidūriau su krišnaizmu. Tai čia plot twist. Ir kaip mano aplinkoje ta visa disfunkcinė šeima man sakė, kad aš esu sektoje, man yra išplautos smegenys, tai dabar galiu padėkoti, kad ta sekta man tas smegenis išplovė. Ir nors toje religijoje yra vis dar priskiriamos tradicinės rolės moteriai, tai kaip namų priežiūra, maisto gamyba, bet taip pat priskiriama daugiau atsakomybės ir į vyro pusę ir propaguojamas tas mąstymas, gyvenimo būdas, kad vyras yra tas, kuris remia, kuris išlaiko, kuris kuria saugumą, kaip realiai ir turėtų būti. Tai čia buvo prieš gerą 10 ir tada pradėjau keisti ne tik savo mąstymą, bet ir savo veiksmus ir tikrai pradžioje buvo labai sudėtinga, nes dėja, bet tokioje traumuotoje visuomenėje mes kaip moteris buvom užprogramuotos daryti viską ir nenorėti nieko ir kai tu pradedi kažko norėti, tai viduje įsijungia didžiulės kaltės ir gėdos jausmas. Čia buvo pirmieji žingsniai, kai pagaliau kaip moteris, kaip žmogus pradėjau suprasti savo vertę ir galią. Tai jeigu turi man klausimą šią temą ar nori išgirsti daugiau, palik komentarą.